Sudėtiniai prijungiamieji sakiniai, kaip žinome, yra sudaryti iš dviejų dėmenų. Tai yra pagrindinio sakinio ir šalutinio sakinio. Galimas įvairus skirstimas tokių sakinių pagal jungiamuosius žodžius tenai, ar jungiami prijungiamaisiais jungtukais, ar santykiniais įvardžiais, ar santykiniais prieveiksmiais. Labai dažnai galime pagal tos žodelius ir atpažinti šalutinį sakinį. Tačiau kartais galime ir apsirikti, nes tie žodeliai nebūtinai turi jungti šalutinį sakinį, jie gali būti savarankiški sakiniai, jie gali kitokią funkciją atlikti, ten to šalutinio sakinio gali visiškai nebūti. Labiausiai mums įprastas skirstimas prijungiamųjų sakinių yra pagal šalutinio dėmens funkciją, kurią jie atlieka sakinyje, tai yra pagal analogiją su sakinio dalimis. Mes skirstome į veiksnio šalutinius sakinius, tarinio, pažyminio, papildinio, įvairių aplinkybių šalutinius sakinius. Ir tada dar vienas galimas skirstimas yra tai pagal tai, kaip tie sakiniai yra išsidėstę. Įprasčiausia konstrukcija, dažniausiai vartojama konstrukcija turbūt yra, kai yra vienas pagrindinis sakinys ir vienas šalutinis sakinys. Jie paprastai trumpi tokie sakiniai būna, tai gali būti, kad šalutinis sakinys yra priekyje. Pavyzdžiui, kai nutilau, jie pažvelgė į mane ir vėl nuleido akis. Priekyje esantis šalutinis sakinys, kai nutilau. Gali tas šalutinis sakinys atsidurti sakinio pabaigoje po pagrindinio sakinio. Pavyzdžiui, buvo dar anksti, kai juodu atkeliavo į miestą. Šalutinis sakinys gale, kai juodu atkeliavo į miestą. Galimas variantas, kad tas šalutinis sakinys yra įsiterpęs į pagrindinį sakinį. Pavyzdžiui, palengva, kad vėl neišsigastų, jis atsisuko į juodu abu. Kaip matome, šalutinis sakinys atsiduria viduryje. Tai čia tokios paprastesnės konstrukcijos, bet prijungiamųjų sakinių struktūros įvairovė labai yra didelė. Tiesiog kartais tai yra kaip labirintas arba koks architektūrinis sprendimas. Tų sakinių gali būti daugybė, jie gali būti skirtingo laipsnio, vieni prie kitų prisijungę, įsiterpę vieni į kitus. Bet apie tai turbūt galima bus pakalbėti kitą kartą.